Su juo galima 100 kilų tik ten. Netikiu, turi durą. Tai pats kablys. Bet pats tas trosinis, tai taip, bet apatinis kablys skirtas iki 100 kg. Mes parašytų kažkur. Tiek? Dėl tiek kirmimo reikėjo čia tiek? Ne, tu galėjai tiesiog pavažiuoti. Ne, aš negalėjau, vakuumas net laikys paskui test drive. Tau sunku būtų tenais pasakyti kiek? Per daug jau matau. Į priekį dabar. Į priekį? Nu. Tuoj, palaukis įsibuos. Ką? Į priekį rimtai. Nu tai. Dar. Dar. Nu gerai. Gal. Oi. Priekį čia niekur neuždėjai, kad čia. Leis žemyn. Tai niekur neuždėjai. Nes šita per tam pat. Aš dėl to sakiau, kad ir priekį reikia. Tai padarom gerai, o ne bet kai. Tai aš tau sakiau, paimk ir pavažiuok. Taigi važiuojam dabar. Tu nesąmonę darai. Ir myraunam. Reikia snukį čia, biškį patam. Ei, snukį ten reikia? Nu taip, tiek tai ir aš pats sugebėjau pasidaryti. Taigi skai užpakalį reikia šonį. Su snukiu kita bėda reiks per langus. Neveikia. Kad nefilmavau. Dabar jau filmuoju. Tadas nemoka lempą. Nudėti. Kur sena? Kur? Tu durnas? Taigi neįsmeš. Tai prie jau yra beveik. Viską Explorer reikia saugot. Jis jau gamintas buvo su mintimi į Europą. O to kaip? Skyrės, nu. Tas man durnų laikot. Tai... Ford Export. Tai kaip mažą vaiką apipjausto kaip. Suaišta. Šitą matau, kad turi taip tikt. Tinka. O šitą atpjauti nemažai. Jokinga biškai. Nes tą, kur reikia nupjauti, jisai sustabdo sukimas į lemputės. Kaip čia išmąsčius. Kai viską gali likt. Nupjaunam. Ta nebesilaiko. Klijų jums. Tiesiog pjausiu aklai ir bus gerai. Tai bus pirštukai. Čia truputuką. Tik kaladžių reguliavimą. Šiaip, aš manau, bus pas mus be rankinio stačio. Juokinga, nu negaliu. Žinau, kai noris paskraidinti lempą toliau. Daugiau mėnesių.
Blemba, kur? O kur kitus? O. Sveiki, jau filmuojat. Tai šiandien turime Explorerio didžiąją dieną. Pažiūrėkim, kas bus. Einam. Šiandien dėsim stabdžius į galą. Visai neblogi. Šį kartą apseisim be rankinio stabdžio, nes nupirkom iš vis tuščiais suportais. Nieko nebuvo, tai renkam po truputuką. Šitam automobiliui realiai Europoje nieko nėra ir nebuvo, kiek domėjomės. Tai bandysim pritaikyti galbūt nuo F-kės. Stabdžių tempėja, būtent rankiniui. Bet čia sekantį kartą. Šiandien sudėsim tiek, kad stabdytų bent kažkiek galas. Ir tada didžiausia dovana Exploreriui – nauji ratukai. Blogiau tikrai nebūtų. Gerai, dedam. Ready. Ne, Irmiukai, ne šitą mest. Buvo šitą. Ne, ką. Oi, ne šitą, tikrai. Šitas net, ne. Ta iš Autovils turim. Kur atvežiam? Tai reikėtų. Iškart reikėjo sakyti, tik aš norėjau tave pakankinti. Mano nuomonė, pusę vaizdą automobilių sudaro ratlankiai ir padangos. Tik pakeitus juos pasikeis kardinaliai jūsų automobilio vaizdas. Exploreriui reikėjo veikiant naujų ratų, nes su anais net negalėjome važiuoti, o uždėjus šiuos visiškai kitas vaizdas. Dabar atrodo kaip tikras džipas. Aukšta padanga offroadinė, klasikinio tipo ratai, visas vaizdas susiriša. Žiauriai gerai. O jeigu ir jūs norit pakeisti savo automobilio išvaizdą, bet nieko nesuprantat, kokie dydžiai tinka jūsų automobiliui, kokią padangą, Autovils 15 metų patirtimim tikrai padės. Mes taip pat net nenutokiam, kokių reikia ratų šiam automobiliui. Jie mums pasiūlė viską, pasakė, kas tinka. Mes aklai jais pasitikėjome ir nenusivylėme. Ačiū Autovils komandai, kad padėjo išsirinkti ratus, kurie kardinaliai pakeitė šio džipo išvaizdą. Jeigu jums ir nereikia ratlankių, bet reikia padangų, Autovils taip pat padės, kadangi artėja žiema, tai tikrai kreipkitės pas juos. Padės išsirinkti jums tinkamą variantą ir greitai pristatys jį jums. Nu jo. Pas jam net kepo reikia. Visai dar decent. Ir neleidžia bent. Jau gera pradžia. Nu, bent jau šildo, nes jau maloniai tikrai. 6 minučių galėsim matyti kodą rasti. Nu ką, puikiai lekia. Nevibruoja. Kiek važiuojam, Irmi? Apie 110. O, 107.
Matuosim 0 to 100, tai paskui 100 to 0. Ne, gal geriau ne. Pamiršom siuntą nuvažiuoti. Tai grįždami nuvažiuoti. Garsas, nebaisiai. Kaip tokia mašina. Daugiau vėjo girdis negu padangos. Jo, čia gal valytuvo. Koks nors. Man kad čia per man. Nu bet taip, all good dar čia realiai. Ajo. Realiai. Ir važiuoja stabiliai, nors nieko realiai netikrina. Jau, Va, be rankų. Važiuojam ties. Be kūjų, be rankų. Sofai, sėdi sofai. Goodbye. Kodą galima vesti. Aš netikiu, kad ten jisai. Aš ją užblokavau. Tu užblokavai? Jeigu veiks, bus labai gerai. Bet netikiu, kad čia šitas kodas. Select reikia, ne? Alles gut. Bet mes genijai esam, pirmą nusiplojom, tada jo frūdų išvažiavom. Čia kaip šampaną plaisit naują automobilį. Nu. Laimė važiavo, kad tiesi. Eina jis, eikt. Užgesa mašina pačioj nesaugiausiai vietai. Eik, ta prasme. Tai to avarinis irgi nebedegs pala. O tai dėl ko dabar galėjo būti? Nes tipo, elektra tai yra. Šoka šitą. Ne, mes kažkodėl šiaip užgesim. Nes elektra tai va užsikūrė. Padarom kamštį Vilniui, padarom. Šiaip, man sugalau šiaip sustoti. Eik tu. Nes jeigu būtų klemagi nušaukas, nebūtum užkūręs. Būtum turėjęs eiti uždėti. Taip, tai aš noriu, galvoju. Matai, aš neužgesnau, pilnai gal dėl to man neleido užkūrti. Nu jo, bet tipo... Nu, bet nenorėjau parką šaut. Ne, viskas gerai, bet tipo... Tai kas čia buvo dabar? Sustojom klemą, pažiūrėjau. Ne, pažiūrėjau. Pažiūrėjau, tiesiog. Priekį žiūrėk ir mintis, bet tas triksimas, kad Suomijai. Tai šiek tiek žiūrės. Nelabai greičiau. Ne, aš galvoju, kad neužlips taip lengvai todėl. Eik, tik ne, tipo. Na, tai vakar susidėjom Explorerį. Atrodo, nerealiai važiuosim pabandyti jį į tokią šiokią bekelę. Aišku, smėlis, jokių buzų, nieko, ramiai, gražiai. Varom pažiūrėti. Ir labai įdomu, ar veikia 4 varom, nes čia reguliavimas šitas kol kas neveikia. Pas mus nėra, sakykime, prieš tai buvo savininkas arba kai keitė reduktorių, ta vadinama razdatkę.
neuždėjo arba pardavė, arba neturėjo valdymo. Dabar valdymo ten jokio nėra, laidai kabo tušti. Įdomu, kaip čia viskas eisis, nes realiai dabar turėtų tik galas varyti pagal. Realiai šito dabė. Net siūlyčiau per čia bandyti. Labiau geriau. Nu. Bet nesimato. Realiai dabė. Tiesiai kil. Tiesiai kil? Kairiau. Yra šūdų. Ar man... Nu davai, dešiniau tada. Važiuok. Atgal bus. Na, gerai, kad pačiai Kodėl? Ai. Oba. Turim svečių. Oi. Gazo. Ką? Ne, apačioj prie ketračio nušoks. Jo, važiuok, nesipaini. Šok. Op, į priekį, grįžti į priekį. Gerai. Šiuk, nebekask. Viskas, vėl į priekį, išsiminki kelias esu. Pirmą kartą, bro. Kur problema? Pirmą apsiverk, paskui oi, gerai. Ne, nu tu ištrauk šitą 2 tonų iš smėlio paskui rankom. Viskas čia gerai.
Aš žinai, aš pats nevažiavęs, bet aš dar su tokiais šūdais esu važiavęs tą fraudą, žinok, tai čia šitas yra overkill. Overkill, ne? Jo. Dešiniau vaikų. Čia tai. Galim tiesiai bandyti važiuoti. Radija tiesiog rodo, kiek buvo speed and power. Čia bus reikalumų. Nebus. Ming. Ming. Nesakiau atleidžiu dėl palaidalų. Ir reakcijų. Vidury kalną, atleis gal. Ir pats sakė, kad... Tai vidury kalną nusileis, gali nusileisti. Atpalaiduoti šitam. Keturačiam be šalmo yra. Kuos kameros per stoklą nepamiršti.